Laba, kadangi rytoj prasideda rugpjūčio mėnuo, nusprendžiau pasižiūrėti, apie ką bus mūsų rugpjūčio mėnuo, kokios intencijos, galbūt ko reikėtų pasisaugoti, ko reikėtų pasistumėti, galbūt kažkam palankus laikas, nedėliosiu kažkaip tai atskirai, jokių stichijų, jokių horoskopų, dar kažką bendrai visiems. Tai, taip sakant, pasižiūrim, kokia bus rugpjūčio energija, pasiėmiau Vestar, Taro Kaladę, vieną iš gražiausių. Ir pasižiūrim, apie ką bus mūsų rugpjūčio mėnuo bendrai visiems. Visų pirma, žiūrėkit, krenta monetų karalius, kitaip sakant, sugar daddy. Ir pasižiūrim, ką jisai čia mums nori pasakyti. Taigi, apie ką yra tas mūsų rugpjūčio mėnuo. Labai nuostabios kortos, pasaulio korta, magas, karalius taurių ir karalius monetų. Panašu, kad dominuos labiau vyriška energija, ganėtinai žemiška energija, kuri šneka, kad būtent rugpjūčio mėnesį mes ateinam su tokiom intencijom, kad aš galiu, aš moku, aš sugebėsiu, aš vienintelis esu savo gyvenimo kūrėjas ir apskritai pats Dievas ir pati visata esamas. Ir reikia tai suprasti, kad niekas nieko geriau nepadarys už mus. Apskritai nieko. Net, nežinau, norėjau duoti kažkokį pavyzdį, labai kaip tik dabar prisiminiau tokį dalyką, kad dažnai ateina klientai ir sako, reikėtų negatyvo valymą, kad padarytumėt. Žiūrėkit, jeigu ateina žmonės ir sakot, galiu jums mokėti ten pinigus, kad padarytumėt negatyvo valymą, pasakysiu paprastai. Jūs patys tai galit padaryti geriausia. Faktas, kad kažkoks ten ezoterikos rytį dirbantis žmogus ten duoda jums įrankius ir visą kitą, bet valymą galit padaryti tik patys savo geriausiai. Tai, kad ten kažkas per jūsų nuotrauką kažką darys ar aplink jūs ten vaikščios, tai nieko, žinokit, nebus. Tas žmogus gal ten su jum aplink jūs ten su kokiom piktom inercijom ten vaikšto, gal ten mintyse linki kažko blogo. Na, kaip ir sakau, magas šneka apie tai, kad mes esam savo pasaulio centre ir būtent žinom geriausiai, kas mums yra reikalinga. Ko reikėtų pasisaugoti rugpjūčio mėnesį? Stiprybės korta krenta. Tai galbūt reikėtų pasisaugoti tokių darbų, kurie reikalauja daug jėgos, kurie iš karto kažkodėl dar apie mišką pagalvojau, miškas, žvėris, gyvatės ir visą kitą reikėtų pasisaugoti. Bet stiprybės korta šneka apie darbus, kurie reikalauja jėgos. Tai tarkim kažką keliat, nešat, kraustotės, statot, nežinau. Tai gali būti daug ir susiję su daug ko. Tai tiesiog pasakysiu bendrai, tokį kaip, kad tiesiog kortas prašo pasisaugoti. Taigi, kur galėtumėt šį mėnesį pasistumėti? Pasistumėjimas krenta tūzas monetų, beje, iškrito ir monetų karalius. Tai vyrukai, jeigu žiūrit šį video, drąsiai galite eiti piršti savo mylimom moterim. Kitas dalykas, gali statyti verslus, pradėti kažką tai naujo, užkurti, paleisti reklamą, pradėti kažkokią verslo idėją, kažką tai parduoti. Galit būtent šį mėnesį labai šneka materiją. Ir ties materiją turėtumėt pasistumėti. Tai geras sandėris gali būti su vyriškiu. Kaip ir sakau, einat su intencijom, kad aš moku, aš galiu, aš vienintelis savo gyvenimo kūrėjas ir panašiai. Kortos labai palankios. Kaip ir sakau, nieko nestatykit, nieko negriaukit, nieko sunkaus nekelkit, nenešiokit ir apskritai. Leiskit savo galbūt vizualizacijai dirbti šį mėnesį labiau. Tai turbūt bus tiek. Kortos nuostabios. Dar pasižiūrim, koks būtų patarimas Taro kortų. Taro kortų patarimas – velnias. Tai nereikėtų piktnaudžiauti alkoholiu, narkotikais. Viskas, kas, taip sakant, ateina pagal velnę, reikėtų saugotis gyvūnų, kanopinių ypač. Taip, kad tamsesniu paros metu atsargiau per miškelius. Taip sakant, tokias vietovės, kur galėtų būti ten, nežinau, stirnos, elniai, šernai, dar kažkas ir panašiai. Tai reikėtų pasisaugoti ir tamsaus paros metų, nepiknaudžiauti psichotropiniam medžiagom ir pasisaugoti kanopiniu. Tai gražaus rugpjūčio mėnesio.